Gerbėjai Jėzui Kristui. Per amžius amen. Šiandien gražią 2024 m. Liepos 23 d. Kaune, minint šventąją Brigitą Švedę, svečiuojamės pas kunigą jėzuitą Algirdą Palioką. Tėvas Algirdas Paliokas kunigų pasiruošimo studijas baigęs pogrindyje, prieš 2 metus atšventęs 50 metų kunigystės jubiliejų, pradėjo dirbti sielovadinį darbą Kazachstane. Lietuvos pogrindyje darbavosi seserų vienuolių sielovadoje. 14 metų buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos direktoriumi Lemonte, Jungtinėse Amerikos valstijose, o šiuo metu tarnauja vicerektoriumi Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Asmeniškai palydi tikinčiuosius ir vadovauja grupelėms bei savaitgalio rekolekcijoms. Labai originaliai ir poetiškai jūs savo trumpoje kunigystės istorijoje, pernai, kuri buvo publikuota žurnale Jėzuitai, esate palyginęs kunigystę su upe. Ir šias eilutes aš noriu dabar pacituoti. Prasideda mažu upeliu, gal iš šaltinio, gal iš ežero, ir tekėdama žemyn, papildoma intakais, platėja, gilėja, vietomis išsklinda į ežerą, o kartais, suspausta uolų, šniokšdama ir putodama ritasi tolyn, nugalėdama užtvankas, slenksčius, kol nurimusi įplaukia į jūrą, amžinybės jūrą. Pats esate minėjęs, kad natūraliai polinkiai pamaldumą esate įgavęs ir pajudote dar vaikystėje pasvalyje. Ir tam, aišku, daug įtakos turėjo tėvų pavyzdys. Išties įdomi jūsų šeimos istorija. Gal galėtumėt papasakoti apie savo tėvus, jų šaknis ir gal turėjote giminėje pašvęstųjų? Tai pirmiausia, kad nepamirščiau, noriu pasakyti, kad giminiai pašvęstųjų nebuvo. Na, o tėvai labai paprasti ir eiliniai žmonės, kurie mokėsi mokykloje, kaip tėvelis pasakojo, 3 metus jisai mokėsi ir prasidėdavo mokslas giliai rudenį ir baigdavosi tik prasidėjus pavasariui, nes tekdavo užsidirbti duoną, o tai vaikų darbas buvo anais laikais ganyti. Taip, mamytė 4 skyrius baigė irgi gana panašiu būdu, bet ji rašė labai gražiai, tarsi būtų jau daugiau baigusi. Taigi tėvelio specialybė, kaip gal nežinau, negali pavadinti specialybę, bet jisai gamino cementinės čerpės. Jos tokios kaip tos raudonosios, bet tik tai cementinės, ir turėjo tą aparatą, kur, tai ir rankomis reikia veikti, ir koją paspaudyti. Tai va taip jisai tai darydavo. Ir iš to ir duoną pelnė, nes kilęs iš kaimo, tenai jau buvo kitiems broliams atiteko žemė, tenai trobesiai, o jisai va turėjo su specialybė užsidirbti duoną. Mamytė buvo kilusi iš Suvalkijos, su seserim čia atvykusi į Pasvalį, į vieną kaimą, ir tada ji išsimokė pieno nugrėbimo specialybės ir tenai dirbo pieninį. Bet greitai išmoko austi ir įsitaisė tokias stakles, kurios galima būtų pavadinti žakardinėmis, bet pirmos klasės ar ne, žemiausio lygio. Tai, bet ten buvo irgi kartonai su išmuštomis skylutėmis, programą, reiškia, šitaip užduodavo ir taip toliau. Tai va, tokioj šeimoje gimiau, tėvelis paskui perėmė ir audimą kartu su mamyte ir mūsų vaikus išlaikė. Taigi 4 vaikus pagimdė, aš pirmas. Ir kaip priklauso pirmam tarsi tapti dvasiškiau, bet tai čia nuo to niekas nepriklauso, žinoma.
o paskui sesuo, brolis, sesuo. O ar teko jums sutikti savo senelius? Senelį aš tik tai mačiau, tai prisimenu mūsų pokalbį, sako aukštaitiškai, kana tu vaiks. Ar senelis iš mamos ar iš tėčio buvo Iš tėčio pusės. O senelį iš mamos tai jų nemačiau, nes jie Suvalkijoje. Na, tai va, tiek galiu pasakyti. Tas audimas ir išlaikė mūsų šeimą ir abudu tėvai dirbo prie staklių. O kokią vietą jūsų šeimoje užėmė tikėjimas ir tikėjimo praktika? O tikėjimo praktika tai buvo labai svarbus dalykas. Sekmadienis buvo tokia diena, kad nei dirbam, nei nieko, į bažnyčią svarbiausias dalykas nueiti į bažnyčią. Ir buvau procesijoje dalyvis, paskui toliau tapau ministrantu, jau kai galėjau panešti mišiolą. Tai nes anais laikais buvo ne juokas, reikėdavo, kaip mišiolas atversas, nulipti žemyn 3 laiptus, priklaupti su juo, užnešti aukštyn. Paskui mišių pabaigoje dar paskutinė evangelija buvo anais laikais, lotyniškose mišiose. Tai vėl ta pati procedūra. Praėjo, galima sakyti, visa paauglystė tarnaujant mišioms, ne tik sekmadieniais, bet mes su broliu kas antrą dieną nubėgdavom patarnauti. Reiškia, sakau nubėgti, kadangi ten netoli buvo. Bažnyčia netoli mūsų, per skverą perbėgė ir... Įdomu paklausti, kaip jūs, kaip jaunuoliai, kiek jumise buvo to sąmoningumo, nes rytas tai buvo lotyniškas, senasis, tradicinės mišios, ten reikėjo suprasti, kas vyksta, ar jums netrūko to supratimo, kas vyksta per mišias, nes visos maldos tai lotyniškai. Tai kažkaip nebuvo problemos, todėl kad yra tie maldynai buvo tais laikais, kur kiekvienas veiksmas yra paaiškinamas, ką tai reiškia Jėzaus kančios metu. Tas ar kitas laikas, pavyzdžiui, rankų plovimas, tai pilotas nusiplauna rankas ir taip toliau. Ir ta mišių eiga, visi tie judesiai buvo suprantami, kažkaip nekilo problemas ir negalvoja, kad ką tai reiškia. Įdomu klausti apie jūsų vaikystę. Galbūt turite kokį nors vieną prisiminimą, kuris jums labiausiai yra įsirėžęs į atmintį. Negaliu pasakyti, kokio aš amžiaus buvau, bet buvo taip. Man besimeldžiant, mamytė ir sako, ar pabaigus maldą, sako, vaikelio tau nešalta, tu ilgai meldėsi, o aš atsakiau, mamytė, kai aš meldžiuosi, aš sušylu. Tai va, toks prisiminimas. Man labai gražus. Labai gražus. Jūsų pašaukimui teko bręsti sovietinės priespaudos ir ateizacijos metais. Esate baigęs kunigystės mokslus pogrindinę, nes į Kauno diecezinę seminariją jūsų nepriėmė, kai atsisakėte bendradarbiauti su KGB. Kuo ypatingos jums buvo šios pogrindinės studijos? Visų pirma, pogrindinė seminarija tai yra per daug skambu sakyti, nes kaip tokios seminarijos nebuvo, tik tai teko mokytis panašiai taip, kaip prieš 1000 metų ir dar anksčiau ruošdavosi kunigystei klerikai, tai jie gyvendavo prie bažnyčios, prie klebonijos ir su kunigai paruošdavo o taip po vieną ar kelis kandidatus, tai šitaip ir buvo su manim. Ir mes jau buvome 3 pasiruošę tenai skristi į kur, į Kazakstaną mokytis, į musulmonų šalį. Nes tenai tėvas jėzuitas Albinas Dumbliauskas pakvietė, sako, jeigu nori tapti kunigu, tai žinai, skrisk, tenai gyvensim ir galėsi ruoštis kunigystei, studijuoti. Tai taip ir įvyko,
tik tai vienas nebeskrido, antras skrido, bet po noviciato metų jisai sugrįžo į pasaulį ir įstojo į kunigų seminariją ir jisai baigė kunigų seminariją. O dabar dėl tos studijų, tai buvo vadovėliai, bet ne visų dalykų. Ir šitas kunigas Dumbliauskas parūpino užrašus ir tada man buvo lengva mokytis, nes kaip ten bebūtų, kai vieną aukštąjį mokslą esi baigęs, tai kitą baigti yra nebesunku, nes tu moki studijuoti. O be tėvo Albino Dumbliausko gal turėjote kitų dėstytojų, kuriems jums tekdavo atsiskaitinėti ar važinėti į kažkokias įskaitas išlaikyti? Ne, nebuvo, tik tai jisai vienas, nes atstumai ir be to vis reikėjo žinoti, kad reikia viską daryti labai slaptai, kad nebūtų sutrukdyta, nes buvo pogrindis, reikėjo saugotis. Taip, tai su pogrindžiu susijusi ne tik jūsų kunigystės pradžia, kunigystės mokslai, bet ir dalyvaujamas rezistencijoje, pogrindžio spaudoje. Jūs buvote labai aktyvus bendradarbis ir bendravote su gerbiamais rezistentais, Petru Plumpa ir kitais. Gal galėtumėt papasakoti apie šią veiklą? Tai Petras tai buvo toksai didelis iniciatyvos žmogus ir organizatorius. Ir jisai čia dar kitą mano draugą, kuris ruošėsi irgi įskristi mokytis, tai trise sukūrėm organizaciją. Juokas ima ir reiškia iš to, bet jau mes tokie paskaitydavom šitos patriotinius dalykus ir dalindavome žiniomis ir žiūrėdavom, ką čia galima padaryti bažnyčios labui. Ir nieko tokio ypatingo, bet, taip sakant, Dievas davė gana greitai ir veiklą. Mes su šito draugu, kurio kartu turėjom išvažiuoti, padarėm kopijavimo mašiną. Kadangi brėžiniai ir kai kurių dalių gavimas buvo įmanomas, kadangi ta gamykla buvo Kaune, Savanorių prospekte, tai mes tą dalyką, tą mašiną sukūrėm ir Petras ėmėsi dauginti kroniką. Ir jisai turbūt būtų gana ilgai tai daręs, bet buvo taip, kad kitas bendradarbis, jo bendradarbis, jį išdavė. Ir reiškia, susekė, tardė ir jį išdavė. Tai jis tai tokiu būdu pakliuvo į kalėjimą. Dabar toliau apie spaudą. Tai pogrindžio spaudoj įsivystė veikla tada, kai aš jau buvau kunigas, kai gyvenau Lietuvoje po Kazakstano ir buvo galima šitą nuveikti. Turėjau ne vieną moterį ir perrašinėjo knygas. Ir taip mes dauginome knygas, maksimum 10 egzempliorių per kalkę. Ir platindavom ten, kur paskui kiti gali spausdinti ir toliau. Maždaug kelintais metais ta buvo veikla vykdoma šitos pogrindžio spaudos leidybos? Spaudos. Tai kai grįžau iš Kazakstano, nuo tų metų, nuo 81 iki laisvės atgavimo. Tada jau įsibaigė. Esate sudaręs ne vieną knygą, parašęs ir skaitant jūsų straipsnius, knygas, ryški švelnaus, itin kūrybingo, įkvepiančio, bet kartu ir reiklaus pedagogo dvasia. Kas jums pačiam buvo didžiausi mokytojai, dvasios tėvai gyvenimo kelyje, kurie padarė jums didžiausią įtaką? Tai tiesiog manyčiau, kad buvo Dievo įsikišimo į pasaulio bažnyčią. Pradėjo lankytis vienas kunigas, kuris gydėsi mineraliniais vandenimis, kurių buvo tuo metu pasvalyje tokia mažytė sanatorija.
Ir jisai tuoj pat susipažino su manim, pradėjo klausinėti, domėtis ir pasiūlė jį aplankyti, nuvažiuoti pas jį. O jisai dirbo Nemunėlio Radviliškyje. Reiškia, visai ant sienos su Latvija. Nemunėlis buvo siena. Ir tenai nuvažiavus, žinoma, jau jo įtaka buvo labai didelė. Jaunam amžiuje aš buvau paauglys, nežinau, gal 13 metų ar 14. Tai ir kadangi knygų turėjau nemažai anais laikais, jau nedaug, bet turėjau, tai man pasiūlė tokias ir tokias knygas. Tai labai daug gero gavau iš jo kaip pavyzdį kunigo, gero švento kunigo pavyzdį ir kartu knygas. Ir prisimenu, kaip skaičiau Jaunuolio būdą. Jaunuolio būdą aš pusę perskaitęs, kiekvieną dieną po vieną straipsnelį. Ir dabar pusę perskaitęs galvoju, sakau, kiek čia man liko, kiek aš čia jau vykdau šitą, ką patarinėja. Žiūriu, pradedu skaitinėti iš pirmosios, žiūriu, įvykdyta. Ir va, taip ir visą knygutę. O paskui yra dar trilogija Jaunuolio būdas, Jaunuolio religija, Jaunuolio lavinimasis. Ir tas visas perskaičiau. O kuo vardu buvo tas kunigas? Tai Povilas Varžinskas. Nu va, ir jisai buvo tas dvasios vadas, kuris pamokė, kad reikia įsirašyti patinkamas mintis, turėti tavo užrašų tokią knygutę. Na ir kitais metais aplankiau ir taip toliau, iki kol tenais atsirado tremtinys vyskupas Vincentas Sladkevičius. Tada jau su juo susipažinau. Na ir paskui jau prasidėjo, taip sakant, epopėja į kunigystę. Čia minimo Vincento Sladkevičiaus vyskupo patarimu jūs įstojote ir į Kauno Politechnikos institutą ir tapote radijo inžinieriumi. Kur ir kada jums teko panaudoti tas žinias, kurias jūs įgijote šių studijų metu? Tai pirmiausia, kai įvyko tasai patarimas. Kai aš neįstojau į seminariją, tenai nuvažiavau ir jisai sako, žinok, čia nėra didelė bėda. Dievas kaip pašaukė, tai jisai duoda galimybę tam pašaukimui išsipildyti. Ir tau nepaturi būti sakrastijonu, o paturi stoti į pasirinktą aukštąją mokyklą. Jis man sakė pasirinktą mokyklą, tiesiog nenurodė, kad stočiau KPI. Pasirinktą, kur tau labiau prie širdies ir baig. Ir Dievas padės tau toliau eiti kunigystę. Nagi viskas taip ir buvo. Ir pastaba tokia, sako, bet žinok, nepadaryk kliūčių kunigystei. O tai reiškia labai daug. Viskas suprantama. Ta technikinė specialybė padeda pamokslauti ir padeda prie pamokslo pridėti praktinius momentus, technikinius patarimus. Noriu ypač išskirti jūsų dar 1995 metais išleistą knygutę Meilei pasibeldus, kurioje taip subtiliai ir gražiai aptariamos tyros meilės, skaistybės ir krikščioniškos dorovės temos. Tai dabar mes turime situaciją tokią, kuri, man atrodo, yra dar sudėtingesnė šitoj srity, negu kad buvo 20 amžiaus pabaigoje. Ir kaip Jūs manote, ką būtų galima padaryti, kad šios mintis apie tą skaistybę, apie dorovę, jos pasiektų šių laikų jaunimą, kuris yra užbombarduotas tiesiog materializmo, dirbtinio intelekto, technologijų, holivudinės kultūros ir pornografijos? Oi, čia yra didžioji problema mūsų bažnyčios.
Tai yra tiesiog tragedija, nes tėvai skundžiasi, kad vaikai paauglystėje praranda tikėjimą ir dorą. Jie nesako ir dorą, nes nepamatysi, nepasversi. O man tai labai tai viskas yra aišku, kaip tai vyksta. Buvo toksai atsitikimas Kazachstane dirbant. Seserys vienuolės viename mieste, jos buvo įsikūrę, ten gyveno, ten surinkdavo bendruomenę melstis, ten nuskrisdavo mišias laikyti. Ir štai ką pasakoja. Sako, kol vaikai maži, kol mes paruošiam pirmąjį komuniją, jie geri, sako, klauso, eina į pamaldas. Bet praeina kiek laiko, keli metai, ir jie jau bėga į antrą gatvės pusę, kad nesutiktų mūsų. Ir pas mus jau nebeateina. Ir klausia, kodėl, kunigas sako, kodėl taip yra? Sako, viskas aišku. Prasideda nuodėmės prieš skaistybę ir jie jau nebenori sutikti kunigo, nebenori eiti sakramentų, nes reikia prisipažinti nusikaltus. Ir šitaip sakau, per neskaistumą jie praranda tikėjimą. O šiais laikais tai paauglius pagrobia, tiesiog pagrobia tą internetinė kultūra ir tie ekranai jiems duoda viską, ką jie nori. Todėl, kad nėra jokių apribojimų. Ir per tai jie praranda tuos šventus dalykus ir dorą ir tikėjimą. Ir dabar kokių jėgų reiktų, kad tą dalyką atsiverti, tai čia jau tiesiog labai sunku suprasti, bet vis tiek yra. Tai reikalingas, nežinau, koks tėvų pasiaukojimas, didžiulis pasiaukojimas, tikrai gyventi tikėjimo dvasia. Bet abudu turi turėti šitą tikėjimo dvasią. Jie patys turi būti kopiantis, siekiantis šventumo. Tik tai tada vaikas galbūt atsilaikys, nes su juo reikia eiti kartu ir turėtų vaikas būti atviras ir tuos dalykus, ką pamato, ką mokykla moko, kad su tėvais aptartų. Bet tai čia yra neįmanomas dalykas. Tai beveik neįmanomas. Taigi šiuo metu tenka konstatuoti, kad mes nieko tokio rimto negalim padaryti, bet melstis tai galim. O malda vis tiek yra jėga. Ir kada nors vis tiek jie sugrįš. Knyga ar kokio kitokio būdu stengtis juos paveikti. Mažai tikimybės. Ir supraskim, kokius laikus mes gyvenam, kad iš Dievo atimami žmonės jau paauglystėj, o kai įsigyvens šitą naują auklėjimo sistemą, tai ir vaikystėj bus atimami vaikai. Kaip be būtų liūdna, bet turėkim vilties. Taip, žinoma. Pereikim prie kito jūsų gyvenimo etapo Amerikos. 14 metų jūs tarnavote Lemonte palaiminto Jurgio Matulaičio misijoje. Ir vis tiek ten turbūt yra skirtumų tarp Amerikos lietuvių ir čia mūsų lietuvių, kurie Lietuvoje gyvena. Kokius pastebėjote savo vadinius skirtumus dirbant su Amerikos lietuviais, lyginant su Lietuvos lietuviais? Tai Lietuvoje tai yra taip. Šeimoje vienas tikintis, kitas netikintis ir panašiai. O tenai, kai tik ten atsiradau, po mėnesio kito manęs klausė, sako, ar pas jūs bažnyčiai yra vyrų ir moterų pusės? Sakau, buvo, dabar jau baigė išnykti. O ką jūs matot pas mus? Sakau, čia viskas kitaip. Jūs sėdit vyras, žmona, reiškia. Šitaip sėdit. Tai visai kitaip. Tai, žinoma, suprantama, tai aš tada supratau,
sako, kad čia priežastis. Anksčiau nebuvo tų ekranų ir pradinę mokyklą baigė katalikišką, toliau vidurinę katalikišką, universitetas irgi katalikiškas. Nu tai ir abu, jie abu su aukštaisiais mokslais, abu visą tai baigė, abu vienodai tikėjimo žinių turi ir eina abu. Ir tai būdavo retai, kad tik tai viena pusė eina į bažnyčią. O Lietuvoje tai jau yra kitaip. Pavyzdžiui, vyro įvaizdis tai iš viso. Kaimo bažnyčia, pavyzdžiui. Suoluose sėdi paprastai moteris, jau daugiau amžiaus turinčios, jaunos merginos nesistengia atsisėsti, jos geriau stovi. Na, o gale bažnyčios tai senukai sėdi suoluose, o jaunimas, kur vyrai prie durų. Ir paskui, kai jau reikia atsiklaupti, tai būtinai ant vieno kelio, nes jeigu ant abiejų, tai tu davatka būsi. Nu, pat taip yra tokia samprata. Ir ta samprata, kaip jinai yra įdiegta, nežinau. Tai berniukai ir tikybą nesidomi, praleidžia pro pirštus. Ir ruošti sakramentams, ypač sutvirtinimo sakramentui, tai didžiulė problema, nes kad, reiškia, tokia samprata, kad vyrų nereikia. Man tokia mintis, gal jaunimas, mūsų vyrukai neturi tokių autoritetų, pavyzdžių, kurias galėtų lygiuotis katalikų, tokių vyrų, kurie nebijo savo tikėjimo liudyti. Ir gal jūs turit kokių minčių, kaip mūsų tą vyriją patraukti link tikėjimo ir taptų bažnyčios nariais? Na, svarbiausias dalykas yra, kad būtų grupės, nes po vieną vyrai pražūva. Praėjusį rudenį buvo tokia stovykla Palendriuose, vyrų stovykla, 120. Jūs įsivaizduojat. Ir paskui čia pas mus, mūsų bažnyčioje įsikūrė vyrų grupelė. Tai va, taip pamažu galima skleisti tikėjimą ir atitinkamų dalykų ir mokytis, susipažinti. Na, kaip pavyzdys, aš dar buvau mokinys ir į Pasvalio parapiją atkėlė jauną kunigą ir jisai jau subūrė jaunimo būrelį, slaptą žinoma. Ir vieną kartą jisai pasakoja, sako, Dievo buvimą galima įrodyti, yra įrodymo 5 teorijos. Nu tai aš tiek nustebau, koks man tai buvo didelis dalykas, nes atrodė, kad tikėjimą, nu tai čia per senus žmonės, gauni jo, ir daugiau nieko nėra, knygų nebuvo. Tai va lygiai taip pat yra ir su mūsų vyrija. Jie per mažai žino apie tikinčius mokslininkus, apie tikinčių tų mokslininkų padarytus atradimus ir apie jų tikėjimą. Paprasčiausiai nežino. Galvoja, kad mokslininkai tai jau ir netikintis. Labai įdomu, kad yra netgi būdai įrodyti Dievo buvimą. Gal jūs iš tų 5 būdų bent vieną prisimenat? Taip, reiškia apie pirmą judintoją, ar tai ląsteliai, ar tai materijoje, tai viskas šiaip yra statiška, turėjo kažkas išjudinti. Ir tas pirmasis judintojas yra Dievas, nes kitos jėgos, kuri tai gali padaryti, nėra. Paskui antras įrodymas tikslingumas. Kaip viskas, jeigu taip žiūrint į žmogaus organizmą, kaip viskas tikslingai yra sukurta. Ir tokie dalykai yra, sakysim, insultas, tai būna dalis smegenų neveikia, tai kitas smegenų dalis perima vadovavimą. Vieno mokslininko posakis yra toks, jeigu išnagrinėjus tik akį, pasimato tiek nuostabių dalykų, kad
Čia Dievą įrodyti galima vien tokiu būdu. Vienu žodžiu, yra šitie dalykai, reikia pasidomėti. Taip, žinoma. Tarnaujant Amerikoje, jūs buvo jėzuitų žurnalo Laiškai lietuviams vyriausio redaktoriaus pavaduotojas, rašėte straipsnius į šį žurnalą. Ir šie straipsniai parašyti šiame žurnale virto knyga, kuri pavadinta Žodžiai. Akivaizdu, kad jūs labai lengvai valdote plunksną ir turite ne tik prozinių, bet ir poetinių polinkių. Ar esate rašęs ir poeziją? Ir jei taip, norėtųsi išgirsti kokį posmą. Dėl rašymo, matot, aš esu intravertas ir man kalbėti iš tikrųjų yra nelengva, bet susikaupus žymiai geriau parašyti yra. Buvo toks atsitikimas, šventinau naują kondominijum. Jau žmonės persikėlė iš savo asmeniško namo, jau nebenori patys apžiūrėti tvarką, kad jau senatvę ten ramiai praleisti, kur kiti viską aplinkui aptvarko. Na dabar tas pašventinimas vyksta, po to, žinoma, pietus. Ir dabar vienas iš tų milijonierių, taip sako, man tiesiai, sako, žinai, tu kalbėtojas esi menkas. Bet sako, žinai, parašy, tai parašai. Ir dabar šeimininkė jam sako, nu kaip, šitai, man kunigas. Nemandagumas. Nemandagumas. O sakau, jis teisybę pasakė, iš tikrųjų aš nesu kalbėtojas, daugiau rašytojas. Tai va čia parodo, kaip va šitą knygą gimė rašant vis straipsnius. Vis šitas tėvas Vaišnys, vyriausias redaktorius, vis paprašydavo straipsnių. Kadangi aš iš tų jaunųjų, kiti jau amžiaus turintys jėzuitai jau mažiau rašydavo, tai manęs prašydavo. Taip, o dabar poezija. Poezija irgi yra buvę tokie įkvėpimai praeitį, bet aš greitai pastebėjau, kad neturiu gabumų tikrai poezijai. Tikrai. A jau kažką parašai, o kitą punktuką, tai čia nesiskaito dar poezija. Taip. Ir dabar vieną dalyką noriu paskaityti, kuris nuskambėjo per išleistuvių pamokslą, kai mane iškėlė į Lietuvą. Ir tai buvo to paskutinio pamokslo metu. Aš nesakau sudie, dar laikas neatėjo, nors šaukia toliuose nesuarta dirva. Nurimkit širdis, juk aš viešpaties įėjęs, ten blogio puolama, bet ji mūsų Lietuva. Minties skrydžių mes vėliai susitiksim ir dvasia dvasiai tars brangius žodžius. Jau niekad svetimi neliksim, mesgi ne kryžkeliai, todėl sudie nebus. Ir neliūdėkit, ir ašarų nereikia, nes tik smiltelės viešpaties planuos. Ar čia, ar ten, visur jo žodžio reikia. Jo mylinti širdis gi visada paguos. Šitam posme buvo mintis apie sėjėją ir žinome, iš kur ateina ši metafora sėjėjo. Tai yra šventas raštas, Dievo laiškas mums, įkvėpimo šaltinis. Ir gal jūs turite savo mėgstamą šventąją rašto vietą ar ištarą, kurią jūs galėtumėte įvardinti kaip jūs labiausiai įkvepiančią. Tai buvo jaunystės metu, nežinau kada, bet mane labai patraukė iš Švento Pauliaus laiško žydams štai tokia ištrauka. Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Labai trumpa ir labai reikšminga, nes man būdavo,
kai reikia apsispręsti, kai reikia kažko imtis, arba dvejoji, žiūri, kur yra Dievo valia ir viskas, aišku, ir pirmin. Kaip jums pavykdavo surasti tą Dievo valią, suprasti? Suprasti Dievo valią tai nėra taip sunku. Paskui, kai Švento Ignaco pratybas praėjau, reiškia didžiasias rekolekcijas, kai įstojau pas jėzuitus, tai tiesiog Šventas Ignacas moko, kaip surasti Dievo valią. Ir jis labai ryškiai ir aiškiai pasakė, kad svarbiausias dalykas reikia įvertinti taip, kaip tu jautiesi. Jisai vaizduotę įjungia į šitą sprendimą, kad įsivaizduoji, kaip jisai praktiškai duoda pavyzdį, kai jis įsivaizdavo, kad kaip riteris tarnaus širdies damai. Na ir tai jį labai paguosdavo, bet tik tai trumpam. O kai įsivaizduodavo, kad tarnaus didžiajam karaliui arba Marijai kaip karalieniai, kaip širdies damai, tai toji paguoda jį palaikydavo arba jį pabūdavo jame tiesiog visą savaitę. Taigi čia paprasčiausiai reikia vaizduotės keliu surasti savo tikslesnę vietą, nes mums dvejonės kyla dažnai ir čia nėra taip sunku, ypač pasimeldus. Ir dar mistinis toksai pamokymas. Nežinau, kuria šventąją Jėzus taip pasakęs yra. Sako, ką nors nuspręsti nėra taip sunku, kaip jums atrodo. Sako, ateikit į adoraciją. Tenai pasakot savo didžiąją problemą ir paskui melskitės, ką jūs norit, kas jums labiausiai prie širdies. Ir maldos metu atsakymas ateis. Atsakymas ateis, jeigu nurimsite, pilnai nurimsite maldos metu. Jeigu nenurimsit, tai tada ateityje, ką nors, pavyzdžiui, dirbant monotonišką darbą arba dar kitaip, kai jūs pasijusite ramybėje, tada atsakymas tikrai ateis. Kitaip sakant, Jėzus užtikrino, kai jisai nepalieka nepataręs. Į jį kreipiesi, bet reikia sudaryti sąlygas, kad jis galėtų kalbėti. Tai va tiek. Atrodo įdomu ir paprasta. Jūs paminėjote Ignacą Lojolą ir jo dvasinės pratybas. Turite ilgametę patirtį kaip grupelių vadovas ir eik į savo kambarėlį jėzuitišką šitą dvasingumą grupelę vedate. Taip pat esate ir kitų grupelių dvasinis vadovas ir Nazareto šeimų judėjimo. Ką jūs galite pasakyti apie dvasinės pratybas šitas Ignaco Lojolos? Eik į savo kambarėlį. Pavyzdžiui, daug kas nėra bandęs, aš asmeniškai irgi nesu praėjęs šitų pratybų. Esu girdėjęs labai gerų atsiliepimų, kaip sako. Tai kaip jūs galėtumėt pristatyti šias dvasinės pratybas ir kuo jos naudingos krikščioniui? Oi, man tai atrodytų, kad šiais laikais praeiti pratybas, eik į savo kambarėlį, tiesiog yra didžiulė būtinybė. Nes kitaip tu negalėsi atsilaikyti tai lavinai tikėjimo ir doros triuškintojų. Jie vienaip arba kitaip moka prieiti prie žmogaus, suktai, apgauti ir panašiai. Šitą pratybą paveikia visus. Tai pirmiausia paaiškinsiu. Kiekvienai dienai yra duota mąstymėliui puslapiukas. Ir kiekvieną savaitę susitinkama pasidalinti grupelėje, kaip Dievas veikia, ką Dievas davė, kokios naujos mintis atėjo, kokie pasiryžimai kilo, kas palengvėjo ir taip toliau. Ir tai praeina 8 mėnesiai. Atrodo daug. Taip labai daug, bet ir rezultatai tai taip pat dideli, nes visi būna paveikti, visi be jokios išimties.
Kas dirba labai sąžiningai, tos mąstymus atlieka, iš pradžių žinoma, ką ten 15 minučių, nes suaugusio žmogaus malda tai yra mąstymoji malda, o ne lūpų malda. Ypač vyrai tą dalyką jaučia. Jiems ruošiančių kalbėti tai nėra lengva, nes monotonija, jam reikia mąstyti. Ir tokiu būdu, kai žmogus jau pakyla į antrą maldos laipsnį, reiškia mąstomąją maldą, jam jau santykis su Dievu darosi paprastesnis ir įdomesnis ir lengvesnis. Kai po 8 mėnesių rašo egzamino lapą, ten yra klausimai, kaip pasikeitė mano malda, kaip pasikeitė mano santykis su Dievu, kaip pasikeitė mano santykiai šeimoje. Ir visi turi ką pasakyti. Ir visi dėkoja Dievui už visus tos įvykusius pokyčius. Pabaigus tuos 8 mėnesius, kitiems mokslo metams sako, mes norim toliau eiti šitą mokslą. Tai tada įmam kitokias rekolekcijas, kito autoriaus ir einam toliau, nes yra jau, kurie nepalieka grupelės jau 8 metai, 9 metai, kuriems reikia šito ir žmonės laiko labai neturi. Bet jeigu tą laiką dovanoja tam dalykui, reiškia, jie jaučia, kad tai svarbu. Norisi klausti praktinį iš karto klausimą susijusio su dvasiniam pratybom šitom. Gerai, kad jeigu žmonės gyvena Vilniuje, Kaune, tarkim, yra ten tų galimybių, kas ieško, tas randa, bet tarkim, ką daryti žmogui iš mažesnio miestelio ar iš kaimo, kur nėra galimybės nei to dvasinio vado turėti, nei tą grupelę surinkti. Ką jis galėtų savarankiškai pasidaryti tuo atžvilgiu? Tai turiu tokią patirtį. 2 studentės prisistato, sako, mes norim eiti į kambarėlį, bet mes jau esame jau kokį tenai 1,5–2 mėnesius jau dviese praėję ir ar mums reikia kartoti, ar iš naujo eiti. Iš naujo eiti, ar toliau tęsti. Tai aš jums sakau, žinokit, jūsų ėjimas yra ne tas pats. Čia grupelė duoda žymiai daugiau. Jūs sako, patariu pradėti grupelę nuo pradžių. Taip jos ir padarė. Ir paskui sako, buvo labai gerai. Sako, kitaip viskas, žymiai daug geriau. O dabar, kaip aprėpti tuos, kurie yra įsibarstę Lietuvoje ir nori šito, čia tai padėtų, žinoma, technologijos. Nuotoliniai. Bet, aš pats tai negaliu organizuoti. Aš manau, kad jaunieji jėzuitai tai padarys. Reiškia, yra sprendimas ir čia. Dabar norisi kalbėti apie šventumą, nes esam visi, kiekvienas pašauktas į jį. Galbūt jūs turite asmeniškai labai artimą šventąjį ar palaimintąjį, kurio gyvenimo pavyzdys jūs ypatingai įkvepia. Ir kodėl? Pirmiausia, tai taip Dievas davė, kada aš paauglystėje gavau Šventosios Teresėlės vienos sielos istoriją ir ją rimtai skaičiau. Ir tada jį sužavėjo, bet šitą knygą tai yra ypatinga, nes apie šventąjį parašyti gali tik šventasis ar šventoji. Tai kai parašė, tai labai daug atidengta tų vidinių šventumo paslapčių. Ir praėjus, 20 metų ar 30 metų mašinėlę rašytą gavau Meršo knygą Mažoji šventoji Teresėlė, kurioje parodo Teresėlės sunkumus ir kryžius ir kaip ji juos nugalėjo. Svarbiausia, pasirodo didžiulis jos atkaklumas, drąsa, žinoma, ir meilė. Ir tada jau pasimatė visa šventoji visų savo spindesio. O toliau man padėjo jaunystėje šventieji jėzuitai, jauni jėzuitai, kurie jau nemirė. Tai pirmasis
Aloyzas Gonzaga, knygutė buvo Smetonos laikais išėjusi, paskui Jonas Bergmansas ir Stanislavas Kostka. Tai jie turėjo jaunystėje man tą įtaką. Na, toliau, kai jau ėjau Švento Ignaco pėdomis, tai žinoma pats Šventasis Ignacas. Man tai labai patiko jo didžiulis, nežinau kaip pavadinti, atkaklumas ar kaip, nes kai jis ką pradėdavo, tai jau ir baigs. Apie jį sakydavo kiti jėzuitai. Sako, o, Ignacas jau įkalė vynį. Tai reiškia, jau viskas bus iki galo. O dabar pagal reikalą pabendrauju ir su kitais, Tomu Akviniečiu, Augustinu, Bonaventūra. Senaisiais. Senaisiais, taip. Ir jie duoda to peno. Man įdomu klausti apie jėzuitą Joną Bergmansą, kurio aš nelabai esu girdėjęs. Gal jūs trumpai galite apie jį papasakoti ir pristatyti? Žinot, dabar man tie maiši dalykai yra iš atminties išėję, bet vienas dalykas tai labai padeda ir dabar. Kai jo paklausė, kas tau sunkiausia yra Jėzaus draugijoje? Sako, man sunkiausia gyventi bendruomeninį gyvenimą. Nes pasirodo visi aštrūs kampai ir tu turi mokėti, priimti, iškęsti ir atleisti ir mylėti. Taip, šeimoje dviese, o jėzuituose ne vienas, ne du, ne trys, ne keturi, o daugiau. Tai būtent šitą. Dar man įdomi jūsų specifika, nes jėzuitai, pavyzdžiui, neturi vienuolinių vardų, kurie yra ne jų tikrieji vardai. Ir turi tam tikrą aprangą, kuri irgi yra tik jėzuitiška. Gal trumpai apie tai galėtumėt pasakoti? Taip, Šventasis Ignacas tais laikais pramatė, kad vienuoliška apranga kai kuriuos atbaido. Kai kuriuos. Nenori turėti kontaktų. Tai jisai paliko tokį nurodymą, kad jėzuitai nešioja sutaną, tik tai tiek, kad jie šiek tiek kitokia ir nesimato tų sagų, kurias eina nuo kaklo iki pat. Ir dar nešioja juostą, tokios sprindžio platumo juostą. Tai tokia ir yra apranga, o žmonės, kurie mažai ką supranta, tai jam neįskiria. Ir tokiu būdu visi gali prieiti, kadangi laiko nuo kunigo ir tiek. Ar yra kokia mintis susijusi su tuo, kad jūs nesusigalvojate kitų vardų, vienuolinių vardų? Labai sunku pasakyti, kodėl taip yra įvykę, nes kiti vienuolynai sekė senųjų vienuolynų papročių, kad tu pradedi naują gyvenimą, tu senąjį žmogų turi palikti ir dabar naujas gyvenimas ir naujas vardas. O Šventasis Ignacas, kažkaip tai jam pasirodė, kad nors reikia senąjį žmogų pakeisti nauju žmogumi, bet vardo nereikia keisti. Sugrįžkime prie knygų, prie jūsų sudarytų knygų. Naujausia jų yra pavadinta Artumo patirtis. Skaitant šią knygą, supranti, kad ir šiais laikais Lietuvoje šalia mūsų mes turime tikrų mistikų. Norėčiau, kad jūs pristatytumėt šią knygą, nes mano nuomonė, ji nepakankamai įvertinta Lietuvoje, Lietuvos tikinčiųjų. Taip, nes žmonės nelabai supranta, bet žmonės ir iš viso, turiu galvoje liaudį, tikinčią liaudį, nesupranta, kad reikia tikėjime ieškoti kažko daugiau. Jiems atrodo, jeigu tu viską vykdai, reiškia sekmadienį mišias ir kasdien pasimeldi, na ir išpažinties nepamiršti prieiti, tai tada viskas gerai. Tu pilnai esi tikintis, tą savo tikėjimą praktikuoji ir tai yra viskas. O iš tikrųjų tai nėra viskas. Ir žmonės kaip tik šito dalyko nesupranta. Katekizminis klausimas apie žmogų. Gyveni tam, kad vykdytum Dievo valią, nueitum į dangų.
Dabar tam, kad Dievo valią galėtume vykdyti, reikia kažko daugiau. Reikia didesnio artumo. Maldoje turi vykti pažanga. Artumas su Dievu turi vis didėti ir stiprėti. Ir tada tik tai įvykdysi Dievo valią. O šiaip tai Dievo valia yra labai silpnai vykdoma. Realiai. Nu va, ir todėl reikalinga kažko daugiau. Ir tos grupelės arba asmeniškas vadovavimas padeda žmonėms labiau pažinti Dievą. Kai labiau pažįsti, labiau gali mylėti. Ir tada tas mūsų tikėjimas, nesvarbu koks jis būtų suvargęs, jisai pamažu pereina į meilės ryšį. Reiškia, tas įstatyminis ryšys pereina į meilės ryšį. Ir kuo daugiau to Dievo pažinimo ir artumo, tuo stipriau veikia meilė ir ji labai palengvina santykį žmogaus su Dievu. Tada jisai darosi artimesnis ir Dievas prakalba. Taip, jisai jau, kai mato, kad žmogus verčiasi į jį, nori jį pažinti, labiau mylėti, jisai kokiu tai būdu prakalbina. Ir tos prakalbintuosius aš irgi prakalbinau. Nes tai labai svarbu, kad žmonės matytų, kad iš tos eilinės aplinkos atsitinka taip, kad Dievas kažkurios prakalbina ir va, kaip labai stipriai, kaip intymiai ir kokius dalykus Dievas padovanoja paprastam eiliniam žmogui. Ir va tie visi eiliniai, visi 6, kurie aprašyti tenai, nu jie patys irgi parašė, tai jie yra matomi čia ir dabar ir va, tokie dalykai vyksta ir tu esi liudininkas. Žinot, kunigui jam reikia tokio, sakytum, palaikymo arba matymo rezultatų. O šiaip pamokslą pasakei, tu jokių rezultatų nematai. Na, klausykloje, kai kas paliestas Dievo, sugrįžta vėl ir vėl. Bet tai kai kas. Ir kadangi tai laiko trumpa, tai tenais irgi ne per daug aišku. Reiškia, tu dirbi ir rezultatų nėra praktiškai. O šitie dalykai, va, asmeniškas palydėjimas, darbas su grupelėmis, rekolekcijų vedimas, tau duoda atsakymą. Tu dirbi ir matai, kokie geri rezultatai yra. Ir dar vienas dalykas, tu pamatai, kad ta teorija, mūsų tikėjimo teorija, ji įsigyvendina. Jinai vyksta va čia ir dabar. Kalbant apie tą knygą Artumo patirtis, skeptikas pasakytų, kad yra pavojus, kai mes kalbam apie mistinius išgyvenimus, suklysti ir palaikyti Dievo įkvėpimus piktojo įkvėpimais. Kaip jūs atrinkote, kas yra tikra, kaip jūs nusprendėte, kad tai yra tikra, o ne kelias, kuris veda į klystkelius? Taip, šitas dalykas yra labai aktualus. Mat, reikia žiūrėti, ką tie dalykai, kuriuos Dievas kalba, kaip veikia žmogų, kurią pusę jis eina. Nes kur piktoji dvasia veikia, tai žmogus eina puikybės keliu. Pasirodo tą puikybę anksčiau ar vėliau ir tas aš labai stiprus, tai viena. Antra, kaip keičiasi žmogaus gyvenimas, kaip jisai kovoja su ydomis, kaip siekia dorybių. Jeigu šitai vyksta kaip reikiant, tai irgi yra tikras antspaudas, kad čia veikia Dievas. Vienu žodžiu, kažkaip nebūna sunku atskirti. Ir dar vienas dalykas, tai kadangi žmogų pažįsti ne vienerius metus,
Tu žinai, kaip jis elgiasi gyvenime, šeimoje ir visur kitur. Ir tada matyti, kaip veikia Dievas, kaip jisai tobulina. Už ką savo gyvenime esate labiausiai dėkingas? Tai labai paprasta atsakyti. Už abu pašaukimus, už tėvus ir už tėvynę. Žvelgdamas į savo ilgą daugiau kaip 50 metų kunigystės kelią, kas jums kelia didžiausią džiaugsmą ir aštriausią širdgėlą? Oi, dabar pirmiausia apie širdgėlą. Tai žmonių abuojumas. Kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu Vytauto didžiojo universitete skelbimų lentoje yra pakabinamas skelbimas apie tai, kad tada bus rekolekcijos, arba toks ir toks renginys, tokia konferencija, tai aišku, kad niekas neateis. Reiškia, jaunimas, kuris yra ieškantis, kuris turėtų viską suimti, savinti, pasinaudoti, jam nieko nereikia. Ir dar kitas dalykas, šiais laikais knygos neskaitomos. Tai vėl didelis yra nuostolis. O dabar apie paguodą. Yra ir paguodos, kad krikščionybės teorija tikrai veikia. Matome iš žmonių susidomėjimo, tikėjimo. Kitaip sakant, jeigu mes suskirstytume žmonės į 3 klases: abejingieji, drungnieji ir karštieji, tai iš tų drungnųjų dalis pasirenka visišką atšalimą, o dalis pasirenka Dievo pažinimą, ėjimą jau tobulėjimo keliu. Tam yra priemonės, tai yra paguodai, kadangi stiprėja tas dvasingumas. Ir tas dvasingumas, žinoma, skleidžiasi ir iš šalies. Be kita ko, jūs laisvai kalbate keliomis kalbomis, tarp jų ir lotynų, universalia katalikų bažnyčios kalba. Koks jūsų požiūris į šią kalbą bažnyčios liturgijoje šiandien? Kuo susipažinimas su šia kalba gali būti naudingas mums, lietuviams, ar tūlam katalikui Amerikoje, Ruandoje, Irane ar bet kuriam kitam pasaulio krašte? Tai pirmiausia pasakysiu per karą bėgančių lietuvių nuomonę. Jie sustojo Vokietijoje ir štai ką sako apie tuos laikus. Sako, kaip buvo gerai, ateini į bažnyčią ir mūsų mišios ir viską, žinai, moki atsakinėti ir viskas taip pat, tarsi būtum Lietuvoje. Tai toks pastebėjimas. Tačiau dabar jau šiais laikais sugrįžimas į kokią bendrą liturginę kalbą, man atrodo, visai neįmanomas. Tai gražu, žinoma, gerai, jeigu tu tai supranti ir dalyvauji. Labai gerai. Bet tai yra neįmanoma dar kokios papildomos kalbos mokytis. O be to, ne tas yra svarbiau. Nes kai žmogus žino mišias kaip aukos liturgiją, kad čia vyksta auka, kad svarbiausias dalykas yra Jėzaus nekruvina auka, paskui dar plius sakramentą, priimi švenčiausiąjį sakramentą, tai tada ir viskas vyksta gerai. Tiesa, šitos lotyniškos mišios turi didesnį poveikį, net ir dabar, kai žmonės nueina į tas mišias, sako, poveikis iš karto, nors nieko nesupranti. Nes yra viskas labai kažkaip, gerai sudėstyta, pavadinkim. Žmonės, kur žiūri, jų žiūrėjimo kryptimi kunigas taip pat žiūri į Dievą, kaip ir jie, ir kartu meldžiasi,
kartu aukoja tą auką. Jau kažkaip viskas labai gražiai susiderina. Na, bet dabar yra kitokie laikai ir kitokia mišių liturgija. Yra dar ir liturginė muzika, kuri taip pat yra lotynų kalba, tarkim, grigališkasis choralas ar renesanso polifonija, kurios šiais laikais jau per liturgiją Lietuvoje beveik neįmanoma išgirsti. Koks jūsų yra santykis su grigališkuoju choralu, su ta visa liturginė muzika ir giesmėmis, pavyzdžiui, Marijai, Salve Regina ir kitom, kurios taip pat yra lotyniškos? O, ir reiškia, šitie dalykai muzikiniai, tai yra labai gerai. Iš tikrųjų, tai kas buvo kuriama krikščionybėje 2000 metų, tai čia yra patys geriausi, patys tokie labiausiai žmogų paliečiantis kūriniai ir jie veikia. Ir tokių dalykų, man atrodo, jokių būdų negalima atsisakyti. Ir mūsų bažnyčioje yra viena diena savaitėj, kai šitas grigališkas choralas yra giedamas ir žmonėms labai tinka. Pakalbėkime apie šių dienų visuotinę bažnyčią. Kaip jūs vertinate vykstančius procesus dabar bažnyčios viduje doktrinos atžvilgiu? Tarkim, bažnyčios dokumentus, hierarchų kunigų, viešus pasisakymus prigimtinės šeimos, kunigystės, teisingo karo klausimais. Ir juose mes neretai matome daug prieštaravimų tose dokumentuose, pasisakymuose ir muzikiniais terminais kalbant labai plačią džiazinių improvizacijų amplitudę. Taip, šiais laikais šitie yra. O senaisiais rusmečio laikais toksai Marijonas Račiūnas taip yra pasakęs. Sako, mes, kunigai, doktrinoje sutarėm pilnai. O tik tai veikimo būde mūsų nuomonės skiriasi. Svarbiausia doktrina. O dabar jau doktrina, jau ji tampama į visas puses ir įvairiausios savo nuomonės skleidžiamas. Yra tam tikras sluoksnis nepriklausomų teologų, kurie pabaigia teologiją, bet nederina savo mokymo su bažnyčios mokymu. Laisvi teologai. Savaime suprantama, tada ko gero galima iš to tikėtis. Tai va šita tokia savotiška yra suirutė dabar bažnyčioje. Ir niekas negali, tik tai vienas Dievas gali čia padėti, susitvarkyti, kadangi šventumas dabar yra ne idealas, o tik tai, nežinau kas, praeito amžių atgyvena. Pereikime prie tautiškumo. Norisi klausti, kodėl žmogui, kad ir save pavyzdžiui laikančiam netikinčiu, reikia puoselėti tautiškumą, patriotizmą, domėjimąsi savo tautos istoriją. Ir šiuo atveju oponentas mums galėtų oponuoti, iškilmingai pacituodamas laišką Galatams. Nebėra nei žydo, nei graiko, visi esame viena Kristuje. Kiek ši ištrauka ar panašios ištaros gali būti siejamos su kosmopolitizmo dvasia? Taip, ten stipriai pasakyta, bet tenai visai kitokia dvasia. Ir tie nubraukia tą dvasią, ant kurio pastatytas tas pasakymas. Taigi, reiškia, Dievas visus žmonės priima ne pagal tautinės kažkokius vertinimus, bet visus lygiai, tai čia yra tas pabrėžiama. O dabar dėl tautinių vertybių, taigi reikia žinoti, kad meilė tėvynei tai yra viena iš tų meilių, kuri žmogui yra būtina. Būtina yra meilė vaikystėje iš tėvų, kaip būtinybė. Jeigu jos yra nedaug arba kai jos visai nebūna, žmogaus psichika net sužalojama. Subrendusiam amžiui vyro ir moters šeimoje ta meilė.
paskui, žinoma, vaikams ir toliau tėvynė, sakysim, menas, grožis. Tai irgi čia yra meilės kategorijos. Taigi visko reikia ir žmogus, jeigu kažko neturi, jis yra nepilnas žmogus. Ir tada būna paprasčiausiai iškreipta asmenybė. Tai va, nesvarbu, tikintis, netikintis, šitos vertybės yra kaip būtinybė. Duok Dieve, kad tie, kurie neturi Dievo, bent tėvynę mylėtų. Pakalbėkime apie ideologijas, kurios trukdo ir yra priešpastatomas prieš tai, kad žmonės turėtų šios dalykus, kuriuos jūs ką tik suminėjote. Kurios ideologijos labiausiai griauna šitos vertybinius pagrindus? Oi, dabar jau nebe viena ideologija. Anksčiau buvo komunizmas, o dabar jau ir genderizmas, ir kitokios. Bet pažymėk, kad komunizmo paskutinis punktas jo pasiekimo viršūnė yra šeimos panaikinimas. Tai tada, pagal tą teoriją, žmonės jau bus pasiekę komunizmą, kai nebebus šeimos. Yra baisus dalykas, nes čia yra tiek prieš prigimtį, o kas prieš prigimtį niekados nėra gėris ir tai atneša tik tai labai blogos rezultatus. Kokiais dalykais, galbūt mažais ar mažom praktikom, kaip mes galime šiandien padėti savo tautai, savo valstybei? Taip, padėti tai reikia, negalima nuleisti rankas. Prisimenu Svarinsko pasakymą. Tai buvo kažkas jau metai prieš mirtį. Ir jisai sako, matome, kaip tikėjimas griaunamas, o priešų nematome. Kai priešą matai, su juo kovoji ir gali pasipriešinti ar nugalėti. Taip ir buvo anksčiau sovietmečio, priešas buvo matomas. Dabar gėris, dora, tikėjimas yra griaunami ir priešo nesimato. Dabar kaip kovoti, su kuo kovoti ir kaip įsisaugoti. O tai čia jau mūsų yra šių laikų problema. Tai išeitis tokia atrodo, kad reikalinga burtis į grupelės ir minčiais palaikyti ryšį. Jūs visą gyvenimą kaip kunigas, kaip dvasios vadovas, visą laiką padedate ir padėjote kitiems. O kokį gerą darbą jums kas nors yra padaręs kada nors, kurio jūs negalite niekada pamiršti ir negalėsit? Na, aš tai kažkaip įvertinu iš dvasinės pusės. Tai pirmas dalykas, mano gyvenimui didžiulę vertę turi Šventosios Teresėlės sielos istorija ir įvertinu tą seserį Širdietę, kuri man šitą knygą davė, paskui po jos davė Fatimą. Kaip aš paskui pastebėjau, kad apie Fatimą Lietuva kaip ir net nežino, nes tik tai užsienyje išleista ta knyga. Tai kokiais tai būdais gavo seselė tą knygą ir tą originalą skaičiau. Paskui sekantis mano vadovėlis buvo Šventojo Pranciškaus Salesiečio Filotėja, dvasinio gyvenimo tokie pagrindai sudėti ten. Tai va, nežinau, Dievui dėkoju ir žmonėms, per kuriuos aš šitos dalykus gavau. O gal įvardysit seselės vardą, kad ir kiti galėtų jai padėkoti už jūs? O jis jinai yra pas Viešpatį, tai Onutė Venclauskaitė. Pasvaly buvo turbūt, kai sklaidė vienuolynus rusai, tai buvo turbūt 6 seserys ar 5. Tai viena iš jų. Kokie yra jūsų hobiai? Ką jūs veikiat laisvalaikiu, kurio tikriausiai labai nedaug turite? Tai to laisvalaikio dar anksčiau buvo, o dabar jau nebėra. Apskritai nebėra. Nebėra apskritai. Tai mano laisvalaikis
buvo su fotografavimu surištas. Nuo pat mažystės išmokau tenai pats apdirbti negatyvus, išryškinti, nuotraukas atspausdinti. Ir tai buvo visą mano gyvenimą. Ir dabar, kai yra ta jau technika kita, kai buvo Amerikoje per atostogas su viena šeima, mes aplankydavom nacionalinius parkus. Tai iš tų laikų yra nuotraukos. Tai va, tuo anksčiau dar būdavo pasileidė kompiuterį ir pasidžiaugė, dabar to nebelieka. Visą laiką turi skubėti, nes laukia kitokie pareigojimai, tarnystės, įvairios tarnystės. Gal esate surengęs kokią fotoparodą savo personalinę ar kitur, kur galima buvo pamatyti jūsų darbus? Gaila, kad to nesu padaręs ir kažkaip negalvoju, kad tokiu būdu galima sielas laimėti. Man atrodo, kad knyga yra svarbiau, nors mintis tai yra tokia – parašyti meditacijų knygą, kur trumpos mintis prie nuotraukos. Tai labai palinkėsim, kad ši mintis virstų kūnu. Ačiū. Dabar norisi paklausti jūsų, kaip seno kunigo, kuris turi patirties, ką jūs galėtumėt patarti tam jaunuoliui ar jaunuoliai, kurie jaučiasi kalbinami Dievo rinktis pašauktųjų kelią, kurie galbūt nedrąsiai svarsto širdyje tą pašaukimą. Ir žinome, kad jūsų laikais buvo jau, tarkim, sunku tapti kunigu, buvo sunki ta tarnystė, o šiais laikais regis yra žymiai dar sunkesnė. Kaip jūs padrąsintumėte tos jaunuolius? Pirmas dalykas, tai reikia žinoti, kad Dievas, kai duoda pašaukimą, jis duos ir viską, ko reikia, kad jisai taptų tikrovę. O viskas priklauso nuo paties žmogaus. Yra toksai tvirtinimas, kad priklausomai nuo sąlygų arba nuo reikmės, Dievo tautos reikmės. Ir Dievas ir pašaukia, kad būtų kas Dievo tautai tarnauja. Tai galiojo iki šioliai, nuo dabar, kai yra taip griaunama tikėjimas ir dora. Nežinau, kaip yra, bet kad pašaukimų yra, tai girdisi. Tik tai, kad kartais būna ir šeima doroviškai silpna, negali duoti gerų genų, tai paskui žmogus neatlaiko. Kiek mes šiais laikais girdime tokių, kurie vidury kelio sustoja, išeina. Tiek ir mūsų draugiją palieka, tiek ir kunigystę, pasauliečio kunigystę. Bet pasiekti yra įmanoma, tik tai reikia jau tada laikyti ryšį su kažkuo, kas padeda dvasiai, nes taip pats vienas tai neatsilaikysi pasauliui, nes jis dabar labai galingas. Tai va tiek. Belieka tikėtis, kad jų kelyje jie sutiks tuos vadovus, tuos Dievo žmonės, kurie juos palydės, kaip kad jūs sutikot ir kaip ne vienas mūsų esame sutikę. Tos žmonės, kurie mus įkvėpia ir palaiko. Viena iš jūsų knygų sudaryta iš invokacijų. Kas yra invokacija, gali kilti klausimas, tai labai konkrečiam reikalui ar progai skirta malda. Tai kadangi jau mes ilgokai pasišnekėjom, norisi dėkoti už tą skirtą laiką, kurį jūs mums visiems padovanojat, už įkvepiančias mintis, už pasidalinimus. Norisi palinkėti jums jūsų planų išsipildymo, Dievo palaimos, tiesiog, kad Dievo dvasia jūs vestų ir toliau. Užbaikime šį pokalbį invokaciją. Jūsų sukurta invokacija šių dienų žmogui, kuris gyvena neramiame pasaulyje, šalia vykstančio karo, tragiško karo akivaizdoje, kuriame laikinama ukrainiečių tauta ir valstybė. Tai visų pirma, ačiū už palinkėjimus, o invokacija negali aprėpti visą ir viską. Tai va, ką išgirsit, tą ir norisi paminėti. Padėk Viešpatie Lietuvos tikintiesiems iš įstatyminės krikščionybės pakilti į meilės krikščionybę. Laimink gerųjų jėgų pastangas pakreipti į gėrį edukacijos, politikos, ekonomikos
ir kitas svarbias veiklas. O žmonėms suteikia drąsos priimti iššūkius, suprantant, kad žemės kelionėje esame Dievo globoje ir rūpestyje. Ir žmogaus santykio su Dievu niekas nepajėgs atimti. To ir prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.